kažką. Kaip pačiam tą, tarkim, išanalizuoti, nu nežinau, ten, tarkim, nu, pinigai neteina, ne? Dar ko darai, pinigai neteina. Tai, nu, kaip tu priežastį rast, nes gali sakyti, o, save kaltint, aš tai blogas, man nesiseka, bet kaip... Taip, loseris, visi uždirbo, aš neuždirbu, ne, pas mane čia problema pinigų nėra, žinai, ir panašiai. Ir kuo daugiau stengiasi, tu mažiau jų ateina, tu daugiau kažkokių visokių kliučių ir panašiai, ir panašiai. Tai gal reikia nustoti ir pradėti galvoti ne apie pinigą, o apie veiklą, kurią aš noriu daryti. Ir nežiūrėti į tą pinigą. Tiesiog daryti, eiti į priekį ir negalvoti, kai bus rezultatas, nebus. Aš manau, kad jeigu tu darysi tą, kad tu patinka, tai rezultatai ateis anksčiau vėliau. Nereikia iš karto tų rezultatų. Taip. Aš verslą savo darydavau nuo pat pradžios, kaip man buvo įdomu, labai įdomu, aš skolindavausi pinigus. Dabar aš nedrįščiau pasiskolinti, bet anksčiau man kažkaip tai paprasta buvo iš tikrųjų. Tiesiog skelbime buvom, į laikraštį buvom numetus tokia reklamėlė. Mes turime idėjų, jūs turite pinigų. Mes turime pinigų, jūs turite idėjus. Neškite pinigus ir neškite idėjas, žinai. Ir jie eidavo žmonės. 10% mes mokėdavom jiem už kiekvieną mėnesį, už tą sumą, kur jie atneždavo. Bet mes prasukdavom tos pinigėlius, pirkdavom, nu tada, tenais laikais tai galima buvo bent ką nupirkti. Žinai, ir parduoti mes ten vaisvadinius, ne. Vaisvadinius, jo, pirkdavom fūromis iš Lenkijos ir veždavom čia, pardavinėjom. Bet esmė ne tokia. Esmė yra tokia, kad tiesiog kažkaip negalvojim, ar atiduosim, ar neatiduosim. Buvo įdomu, buvo faina tais dalykais užsiminėti, buvo tikrai buvo tas ugnelis, tas draivas, žinai. Ir kažkaip tai ir sekdavosi dėl šito. O tas draivas turi būti. O jeigu tu sėdi ir galvoji dėl pinigą, galvoji, kaip čia tą pinigą uždirbi, gal čia iš tikrųjų bus problemos. O kažkaip blokos tas gyvenimas būtent, tos dalykus, būtent kad dėl pinigų tik tai. Ir visur yra sakoma, visur rašoma yra. Ir aš manau, kad pas mane yra tokia pati problema, žinai, kad aš irgi labai parinausi dėl pinigai. Ir būna taip paleidžia, taip lengvai, faina, kaip nustoji galvoti apie tą pinigai, tiesiog tu jauti, kaip energija pradeda eiti, žinai, ir tu tiesiog darai. Tai darai savo malonumą. Ir nesvarbu net ką. Bet tiesiog darai ir einasi tas darbas.